Sveiki, mėlyjei, susirinkę šį vakarą į seminarą. Matau, jau sveikinasi, jau akučių yra gana daug, bet mes šiek tiek galbūt pasisveikinsim ir luktersim kitų, nes paprastai žmonės, žinot, ir gyvose seminaruose, ir webinaruose šiek tiek vėluoja. Tai labas visiems, labas Laimai, labas Ilonai, labas Dalia, matau, Gražina prisijungusios. Smagu, parašykite, iš tikrųjų, ar viskas gerai girdisi, ar gerai matote, nes aš įsijungiau iš pradžių be mikrofono, taip pat pastebėjau, o kaip jau šiaip jums garsas ar geras, parašykite man, prašau. Ar ne per garsu, galbūt per garsu yra? Šiek tiek pasimažinau garsą. Tai parašykite, ar viskas gerai, vaizdas geras, garsas geras, nes noriu šiek tiek pakalbinti, kol mūsų daugiau prisijungs, kad mes visi galėtume sudalyvauti. Prisirinko iš tikrųjų labai daug žmonių, gerokai virš 1000, ir iš vienos pusės yra labai smagu, iš kitos pusės gal šiek tiek ir liūdina, kadangi žmonėms yra labai aktuali streso tema. Nes žinot, aš ne tas žmogus, kuris labai stipriai linksminu visus, kai ateina žmonės ir taip gerai jaučiasi ir dar pasidžiaugti. Tai aš žmogus, kuris kalbu apie stresą, apie streso valdymą, ir paprastai mano klientai būna žmonės tie, kurie jaučiasi prastai. Tai vat ir sveiki dar, kurie sveikinasi, jau nebespėju atsakinėti, nes matau, kad gausi sveikinimų jūra. Gražina matau, Dalia ir Facebooko naudotojai, kurie prisijungia, kaip kiekvienas turim teisę ar jungtis iš tikrųjų viešai, ar norim inkognito, viskas yra gerai, svarbu, kad jums būtų šitas vakaras naudingas, šita informacija būtų naudinga. Tai vat po truputėlį matau daugėja mūsų. Tai viskas gerai, sakė, kad parašė man, kad viskas tvarkoj. Tai dar kur šiek tiek laukiam, būtų smagu, kad jūs parašytumėte, iš kur esate. Galbūt yra čia žmonės iš Lietuvos, kažkokių miestų, galbūt iš užsienio yra. Įdomu, kokia auditorija susirinkusi, tai parašykit, iš kur sveikinatės. Visiškai nieko negirdi Ilona, bet kiti girdi. Tai vadinasi, Ilonos reikia galbūt pasigarsinti ar mikrofoną, ar kažkokie tai techniniai. Kuršėnai va rašo, Kaunas, kaip smagu. Iš Utenos yra. Utena mano gimtas miestas, sveikinuosi su Laima iš Utenos. Aukštaitės gimimo, irgi Kupiškis, smagu. Girdi, dabar girdi, visi girdi. Iš Vilniaus yra, iš Marijampolės, Šiaulių, kaip smagu. Ir iš Rokiškio, iš visos Lietuvos susirinkę žmonės, iš Mažeikių. Iš tikrųjų labai spektras didelis. Tai kągi, Zarasai, Prienai, kaip smagu. Pasvalys. Vau, Ignalina, iš tikrųjų visi miestai ko gero, labai smagu. Ir dar noriu jūsų paklausti, va šiandien susirinkote ir kaip jūsų jausena, va tokia emocinė būsena, nes vis tiek turbūt, kadangi ieško tokios informacijos, tai jaučiatės ne 100 balų, ne 10-ukui. Tai mes 10-baliai sistemoje pabandykim įvertinti savo būseną. Jeigu, sakykime, 10 būtų, tai kad jūs jaučiatės labai puikiai. Vat esat optimalioj resursiniai būsenoj, viskas su jumis gerai, nuotaika gera, pakili, darbinga. Ir kaip šiandien, va kažkokiu, tai nebūtinai galbūt šiandien, galbūt va kažkokiu periodu, gal šiandien vakaras vienoks kitoks, bet jau kažkokiu tai periodu jūs jaučiatės, sakykime, kažkokiam balui. Tai gal jeigu jau visai blogai, tai būtų 0, tai bet praktiškai jeigu atėjote į seminarą, tai dar pasikeliat, tai viskas gerai, negali būti 0, tai gal kiek ten, sakykime, 5, 3, 4, dvejetas, vau, yra netgi ir tokių 5 iš 10, 5 iš 10, prastai kol kas, bet aš tikiuosi, kad po šio seminaro bus gerokai geriau. Dar aš pabandysiu pasižiūrėti, į grupę jungiasi, tai dar pabandysiu iš grupės sujungti, nes leidau ką tik tai paskutinius mūsų. Tai dabar kaip ir nėra jau daugiau iš grupės, galbūt jau visi suėjo. Taigi, 3, tai 8, tai yra ir geriau besijaučiančių 6, 7, 8.
Va, ir labai smagu, 8 tai yra visai gerai. Bet žmonės daro prevenciją, žmonės ieško informacijos ir nori jaustis gerai 10, tai yra labai sveikintina. Tai ką, kiek jau mūsų susirinko, tiek susirinko, aš manau, kad iš tikrųjų labai mažas procentas, nei 15% žmonių nesusirinko dar. Tai labai keista, aš taip tikėjausi, kad iš tikrųjų pagal tokią gausą, kiek žmonių užsiregistravo ir kiek mūsų yra grupėje, susirinks daugiau gyva, bet galbūt kiti žiūrės įrašą ir tai gerai. Ir įrašo žiūrėjimas taip pat duoda savų pliusų, bet buvimas kartu, buvimas drauge yra suteikia galimybę paklausti, išsiaiškinti, kas tuo metu neaišku, išgirsti daugiau papildomos informacijos ir galbūt kažkokių daugiau verčių gauti, apie kurias mes ir pakalbėsim. Taigi, tai startuokim, bet iš Gargždų yra ir visokių, kaip matau, skaičiukų, ir jūs patys matote, kad žmonės labai skirtingai jaučiasi. Tai pradedu seminarą ir, kaip žinia, kaip ir buvo skelbta, tema, kaip 3 žingsnių pagalba įveikti chronišką įtampą, stresą, nerimą. Ir mūsų šios dienos susitikimo reglamentas yra toksai, kad mes dirbsim maždaug pusantros valandos, daugiau mažiau, nebent su klausimais gali šiek tiek užsitęsti, bet taip planuoju, kad mes sutilptume į tą laiką, bet jeigu labai būnat aktyvūs, labai klausėte, labai, tai aš tiesiog galiu skirti ir šiek tiek ir daugiau laiko. Tai mes matysim pagal, nes aš labai daug noriu jums šiandieną papasakoti, labai daug noriu pasidalinti ir jo labiau, kad mes padarysim ir praktikų ir viena tai bus tiesioginio eterio metu, duosiu dar kitas praktikas, kurias padarysite jūs patys namie jau, pažiūrėję šitą webinarą. Tai aš trumpai save pristatysiu ir pakalbėsim, iš kur atsiranda emocijos, stresas ir koks emocijų streso valdymo mechanizmas. Įsiaiškinsim, kas yra momentinis, kas yra užslėptas stresas ir duosiu 3 žingsnių praktiką, kurią padarysite namie emociniam lengvumui. Atstatyti tą, kuri buvo žadėta reklamoje iš tikrųjų. Paskiau pakalbėsim, kas tai yra emocinis krūvis, kas yra skausmo kūnas. Ir aptarsim 3 savęs valdymų kryptis. Emocijų streso ir valdymo įrankių duosiu daugiau. Ir darysim praktinę sesiją ir bus atsakymai į jūsų klausimus. Taigi toks šiandieną mūsų susitikimo reglamentas. Atsakymai bus iš tikrųjų gale. Tai būtų gerai, kad jūs patys savo kažkur tai pasirašytumėt tuos klausimus ir juos užduotumėt pabaigoje. Šito seminaro pabaigoje bus skirtas laikas klausimam, atsakymam. Tai pasirašykit savo. O eigoje, iš tikrųjų, kai aš ko nors paklausiu, tai tada bus tie eiliniai klausimai pagal temą. Ne? O jau konkretų žmogui, kurie klausimai buvo neaiškus, tai jūs savo pasirašykite ir paskui įkelsite į chatą ir aš iškelsiu tą klausimą ir mes aptarsime ir aš atsakysiu tos klausimus. Taigi, trumpai apie mane. Kasgi aš esu? Esu iš tikrųjų 2 vaikų mama, nuostabių sūnaus ir dukros, Gabijos ir Luko. Esu mokymų lektorė, autorė knygos Gyvenimui be streso pokyčių streso valdymo ekspertės užrašai. Esu diskusijų laidos, į kurią labai kviečiu prisijungti kiekvieną pirmadienį nuo 18 valandos pusvalandukui, tai yra prasmės kodas. Šio sezono laida prasmės kodas vadinasi pokyčiam be streso, tai mes irgi aptarinėjom labai panašius klausimus, kaipgi be streso mums praeiti įvairius gyvenimo pokyčius, kuriuos mes arba patys inicijuojam, arba musgi ištinka tiesiog situacijos ir atsitinka tiek socialiniai, globaliniai pokyčiai. Tai labai kviečiu, kad kas ieškot informacijos, prisijungti pirmadieniais ir pasiklausyti laidos. Taip pat asmeninių terapinių atostogų Tenerifėje esu sumanytoja ir trenerė, mentorė, tai yra iš tikrųjų aš dirbu su kiekvienu žmogumi individualiai, asmeniškai, žmogus atvažiuoja ir mes čia ir pramogaujam, bet labai daug ir dirbam su žmogaus emocijom, su to, kad jisai pasijaustų geriau ir kad perkainotų iš tikrųjų vertybės, susidėliotų taškus ant į ir išvažiuotų gerokai drąsesnis ir gerokai turtingesnis vidumi, paleistų daug emocinio tokio krūvio prasto. Taip pat pristatau save kaip pokyčių ir streso valdymo ekspertė
Ir konsultuoju asmeniškai žmonės, terapinės asmeninės konsultacijos internetu, nes aš dabar šiuo metu gyvenu Tenerifėje ir daugiausia dirbu online, bet taip pat ateina pas mane žmonės ir atvyksta čia į salą ir individualiai dirbam, asmeniškai, bet pagrinde dirbu iš tikrųjų distanciniu būdu, internetu. Yra puikiai, mes pasiekim tų pačių rezultatų, kokių ir pasiektume gyvai. Taigi taikau emocijų paleidimą ar prasmės terapiją ir vedu savidisciplinos programas. Tai yra pokyčių programas, savidisciplinos programas. Tai tiek labai trumpai apie mane, neužtęsiant laiko, ir pradėkim nuo apibrėžimo. Žiūrėkite, aš labai mėgstu tada, kada kalbu, sakykime, dalinuosi informaciją, kad pasitikrintume terminus, kad mes tikrai suvoktume, apie ką mes šnekam. Tai stresas, aš atradau stresą čia internete, streso apibrėžimas, jisai toks sudėtingas, aš jo net čia nepristatinėsiu, čia bet kuris, žinot, paskaitęs, susimaišytų ir labai yra sudėtinga. Bet aš duosiu jums paprastesnį ir aiškesnį streso apibrėžimą, tiesiog suvokimui, galbūt jisai negali būti kaip apibrėžimas, kuris naudojamas būtų formaliai, bet kiekvienam savo labai bus naudinga žinoti, iš kogi tas stresas atsiranda, kas jisai per vieną tas dalykas ir kodėl mes vienaip ar kitaip prie šito žodžio esam prisirišę ir labai kartais jį neteisingai vartojam.